Norint tinkamai pasiruošti montavimo darbam, visų pirma reikėtų įsivertinti priėjimą prie pastato fasado. Pavyzdžiui, nėra kokių nors kuoliukų, ar, sakykime, yra vietos saugiai pastatyti kopėčias, ar mes jas galim remti į pastato fasadą. Jeigu negalim dirbti nuo kopėčių, ar galim pastatyti šalia pastolius. Ar galim šalia pastatyti kažkokią kitą techniką, žirklinį keltuvą, autobokštelį. Šitie dalykai yra labai svarbus. Antru numeriu reikėtų įsivertinti fasado tipą, prie kurio tvirtinama iškaba, nes fasadai irgi, kaip žinia, būna labai skirtingi. Tai gali būti kultūros paveldo departamento saugomas pastatas, kuris yra autentiškų plytų, jos pačios savaime yra nelygios, automatiškai kils problemų į iškabą pakabinti tiesiai. Reikėtų atkreipti dėmesį, ar pastatas nėra apšiltintas. Problema yra ta, kad esam tokių turėję keisų, kai atvažiavus į objektą reikia nuimti seną iškabą, o jinai yra pakabinta tiesiog ant tos putplasčio perdangos. Tai byloja tai, kad montuotojai buvo nepasiruošę tokiem darbam ir iš esmės tiesiog susuko ilgiausius varžtus. Čia buvo laiko klausimas, kada gali nutikti nelaimė. Ir trečias dalykas, kurį tikrai reikia numatyti, tai yra elektros įvado atvedimas. Geriausia būtų juo pasirūpinti gerokai iš anksto. Jeigu, pavyzdžiui, šiuo metu klientas daro statybos darbus, tai galime kalbėti su patalpų elektriku, kad jis išvestų laidą reikiamoj vietoj, kas bus geriausias, idealiausias variantas, nes tada jis pasislėps. Kaip variantas B, visą laiką galima pasiimti iš kažkur šalia esančio šviestuvo, galbūt šviesą. Galbūt galima paruošti kažkokius lovelius, juos apklijuojant spausdintų lipdukų, kurie kartotų faktūrinę tą sieną, plytų spalvą, kad jisai susiniveliuotų su bendru vaizdu ir taip nekristų į akį. Yra begalė dalykų, kurias reikia numatyti ir projektas projektui nėra lygus. Visą laiką reikia žiūrėti pagal faktą.